fantastika, smagu. Labai laukiam visi, didelis iššūkis mums, visai organizacijai, treneriams, žaidėjams, visiems. Labai laukiam pradžios. Kaip sekasi įsilieti į žaidimą traumuotiems žaidėjams, kurie dabar jau turit visą sudėtį? Nu, ne visą, dar Tayloro neturim, bet neblogai, manau, bet aišku, to laiko trūksta. Faktas. Šiuo metu kas labiausiai akcentuojama treniruotėse ir ko siekiate treniruotėse? Vėlgi tie patys dalykai, išsidėstymas, pacingas, puolime teisingas, žaidėjų ta sąveika kartu ir gynybos irgi dalykai. Kaip ir minėjom prieš tai, yra žaidėjai, kurie tik tai prisijungia, tai mes kaip ir kai ką net ir iš naujo toliau einame. Kartuojame iš naujo. Skaičiais labai nedėkingas, neapibrėšiu, bet aš manau, kad potencialas yra didelis. Bet mes neturim to stabilumo kol kas. Atkarpą sužaidžiam gražiai, gerai, paskui labai, kaip čia ta kokybė nukrenta. Ir sprendimai, ir agresyvumo. Tai šitą reikia išlyginti ir aišku, kaip aš sakiau, yra paprastų dalykų. Kai kuriems dar reikia ir derinius prisiminti, kuriuos nors jų netiek ir daug turime palyginus, bet reikia prisiminti derinius, ką žaidžiam ir kai kurias taisyklės. Tai neduočiau daug dar procentų pagal tai, kokie mes esame šiandien. Pirmasis varžovas Europos taurėje yra Paryžiaus komanda. Kokia yra didžiausia šitos komandos stiprybė ir kokio tai stiliaus yra komanda? Pirmiausia, reikia paminėti tai, kad pusė komandos, berods 6 žaidėjai atėję iš Bonos Telekom, plus treneris ir trenerių štabas. Tai pasako daug, tai yra tęstinumas, žaidžia tuo pačiu stiliumi. Ir taip pat stiprybė yra agresyvi gynyba ir greitas puolimas, atšokia kamuoliai. Ir jeigu personalės paminėt, tai jų variklis arba pagrindinis žaidėjas yra TJ Shorts. Mažiausias, ko gero, komandoje žaidėjas, bet šiaip komanda su geru ūgiu, gerais dydžiais, daug aukštų žaidėjų. Tai demonstruoja tikrai labai gerą krepšinį. Vietiniam čempionate, manau, kol kas be konkurencijos jie. Jūsų akimis, kuo skiriasi kovos LKL čempionate ir Europos taurėje? Dar nepradėjome, bet iš taip tai intensyvumu, fiziškumu, manau. Ir tai, kad tokių, kaip pasakyti, su visa pagarba LKL komandoms ir varžovoms, tai vis tiek turbūt tas talento lygio, ką turi varžovai. Visos komandos jau čia net pagalvoti negali apie tai, kad kažkur tai galėsi labai rizikuoti. Stengsimės žaisti ir laimėti kiekvienose rungtynėse. Kaip pasiseks, pamatysim.